Ar ir jums kyla klausimas, kokį serumą reikėtų tepti pirmą? Ką galima maišyti, o kas jau būtų mūsų odai per daug? Aš pati visada norėjau išnaudoti serumo galią maksimaliai, bet tuo pačiu nepakenkti savo odai. Ir labai apsidžiaugiau sužinojusi apie Nivea serumų liniją, kurią galima drąsiai sluoksniuoti. Ir visa ji yra šioje dėžėje. Taigi, kodėl sluoksniavimas iš vis yra toks populiarus? Nes mūsų oda tikrai retai kada turi tik tai vieną poreikį. Vieną dieną jį sausa, kitą dieną papilkėjusi, o trečią gali būti jautri. Tai sluoksniuodami serumus galime prisitaikyti prie mūsų odos nuotaikos svyravimų. Ir Nivea Cellular serumų ypatumas yra tas, kad visus juos galima naudoti kartu. Jų sudėtis yra suderintos tarpusavėje ir kliniškai patvirtintos. Svarbiausia yra laikytis tinkamos eiliškumo taisyklės. Tai yra serumus turime tepti nuo skaisčiausio iki tirščiausio. Tai padeda odai geriau įsisavinti veikliąsias medžiagas ir išnaudoti kiekvieno serumo efektą. Taigi periname prie sluoksniavimo eigos ir eiliškumo. Ir aš papasakosiu apie tą 4 žingsnių rutiną ir viską parodysiu. Ir pirmas žingsnis yra hialurono rūgšties serumas. Jis yra labai skystas, greitai įsigeria, suteikia odai drėgmės ir padeda paruošti ją kitiems žingsniams. Antras žingsnis yra bakučiolio liftinguojantis serumas. Jis yra puikus, jei norisi stangrumo ir kontūrų pakelimo, ypač kaklo arba žandų srityje. Trečias žingsnis būtų vitamino C serumas. Jis suteikia švytėjimo, švelnumo ir padeda odai atrodyti gyvybingiau. Aš jį labai mėgstu naudoti ryte. Ir ketvirtas žingsnis yra SPF 50 fluido serumas. Apsauga nuo saulės yra būtina, jį naudojate stipresnius aktyviuosius ingredientus. Šis SPF ne tik apsaugo, bet ir puikiai tinka naudoti kaip makiažo pagrindas. Man labai patinka, kad Nivea pagaliau sukūrė serumų liniją, kurios galima derinti tarpusavėje, be baimės ir streso. Iš tiesų galite pradėti tarkim nuo 2 serumų, o vėliau žiūrėti jūsų odos poreikius, pridėti 3 ir 4. Jūsų oda, jūsų taisyklės. Svarbiausia ją pažinti ir duoti tai, ko iš tikrųjų ją reikia.